Taigi nusprendėm važiuoti į Riukaną. Bus smagu, sniego daug, gal net paslidinėsim, aš taip tikiuosi. Ledo kelias. Labai slidu. Pradedam ir baigiam sezoną su Gjuvhovd. Pirmas turas. Už taip tu ir dūstam turbūt. Nu ką, baigiam prieiti lieptą galą. Gausta topenas matosi, ne? Pagaliau nors kartą matosi gausta topieną. Visą laiką matėsi. Paskutinį kartą nesimatė. Atgi, parodyk nuotrauką. Paskutinį kartą nesimatė. Tai aš vai tai sakau, paskutinį Bet kartą visus nesimatė. kitus kartus matėsi. Kaip visada vaizdas vertas daugiau negu milijoną. Iš tikrųjų tai karšta. Arbatėlės imsi? Jų. Tai su pavasariniu sezonu. Skol, tebūnie šis sezonas nuostabus, su daug naujų žygių, daug naujų kilometrų. Kalno baltoj viršūnėj ir ramybėj šventoj tau prabyla pasaulio būtis. Išrinktųjų vainikas tavo galva dabina ir gėries. Aukštos ir gilios mintys plevena ties tavo kakta ir didybė apsvaigęs amžinybę. Tu turi klausyti, nesijuok. Kokie prasmingi žodžiai. Bandau prasmę pagautą, kas čia šūdmalystę užsiėmė. Čia Onės Baliukonytės eilėraštis, kuris vadinasi Olimpas. Ką jin ten rūkė, neaišku. Nu, bet gražiai pasakyta. Ir didybė apsvaigęs amžinybę matuoji. Ir dangų, ir žemę. Daugiau neprisimenu. Dangų, žemę. Palauk. Ne. Nu, palauk, kad tu visą laiką skubi visur. Jo. Į kalną irgi skubi. Už tai ir uždūstu. Paskui žodžio pasakyti negaliu. Pasikūsint reikia. Kiekvieną minutę. Tiksliai Skuduryną uždarys iki 2 dirba. A dabar turėsim grįžti visą pakrantę, va tai jau. Grįžti ir tenai ir važiuosim į Riukaną. Nu, pasipuošęs. Nenori atsisveikinti su žieminė kepurė. Gal reik nupurtyti? Ne. Visi šoka jakite. O ten, O jeigu ten akmuo, nu, tai va. tai reikia Daugiau gražiai taip. atsisėsk ir atsigulk. O. Dabar įdėjai kairę, dešinę pasiraisiok, va. Ne, dabar daug rankių. Nugara šlapia. Au! Apirkas. Nu ką daryti? Žiema nebėk iš kiemo, labai smagu. Žinau gerai, kad abudu į tą sniegą neįkrito. Būtume neatsikėlę, nes ten sniego iki pažasties į ranką įsišinu, niekaip nepasieki kur atsiremti. Gerai, kad po vieną kritom. Nešliaužiai šalį. Arba būtų reikėję skambinti gelbėtojam. Atskrenda helikopteris ir ištraukia už kojos beišdykaujančius 60-mečius.
Dvi valandos nuo namų ir patenki į rojų. Labai smagi bakerija. Kepyklėlė. Vasarą laukia galima sėdėti, o ten tokia upės rūnė pačioj. Nori mano paragauti? Norėčiau. Bet tu mano paragauti. Nedaug. Gerai. Bet čia remontą padarė. Švediška. Fika pas mus. Atsinešiu pasiau paragauti. Kol nemato, aš galiu paragauti. O? Kuras pabrango per naktį iki 25 kronų už litrą. Bet mes radom kolonėlę, kur 20 kainuoja. Tai prisipilsim ir galvosim, kad sutaupėm. Būtume sėdėję namie, tai būtume nieko neišleidę. Bet ne. Net nemokame taupyti. Rjukanas nuo senų laikų buvo pramonės darbininkų miestas. Čia buvo ir trąšų gamykla, ir cheminiai visokie reikaliukai, ir elektrinės statė, ir sunkiojo vandens gamykla paskui Antro pasaulinio karo metais. Ir jisai įsikūręs tokiam tarpeklį ar slėnį, kaip čia pavadinti. Ir kadangi čia nebūna 6 mėnesių saulės, tai pastatė Rjukanė ant kalno veidrodžius, kad apšviestų miesto aikštę. Ir būna kiekvienais metais saulės šventė. Ji nesutampa su saulės sugrįžimo švente, kaip kitur. Kaip saulė nusileidžia į tą aikštę, tada jie švenčia saulės šventę. Ir jau taip 100 metų. Šiais metais bus balandžio 18 dieną, mačiau. Mūsų mylimiausia Rjukano pardė. Batukai vakarai. Madų šou prasideda. Numaukit greičiau. Čia ne laikraštis, neskaityti reikia, renkis. Galiu damekst rankovių galus tau, jeigu nori. Jeigu atsiraitotum rankovės. Žaidimas gegužės 1. Na jo, ten buvo atidarius visokių klausimų apie profsąjungas, apie visokius sukilimus, darbo dienos laiką. Gerai čia. Ten matosi Vėmorkė. Sunkiojo vandens gamykla buvusi. Apmokėjimo aparatą pastatyti. Aš tai aukščio taip bijau. Pažiūrėk, dar yra, matai, lipa ten ledu. Čia žiemą ledu lipa ledininkai, o vasarągi šokinėja su virve, su guma. Na, čia nepatinka man čia šitie bajeriai. Šalia tilto vaikščiot, tada po apačia viskas matosi. Čia tam atgal? Ne, jau dabar pusę praėjo, mainam. Aš niekur nežiūriu. Čia ir traktoriai su grandinėm.
Kur tie ledininkai? Ledininkai užkopė per užšalusį krioklį. Drąsūs žmonės. O darbininkams 20 amžiaus pradžioj buvo labai gera čia gyventi, nes buvo laikomas Rjukanas vienu moderniausių darbininkų miestų Europoje. Ir kodėl jie gerai gyveno darbininkai? O todėl, kad pramonės darbininkai dažnai uždirbdavo daugiau. Jie turėjo, žodžiu, įmonė statė namus, butus ir kas įdomiausia, kad beveik visi turėjo elektrą ir šildymą ir geresnės darbo sąlygas. Buvo pastatytos ir ligoninė, ir mokyklos, ir parduotuvės, net sporto klubai buvo. Ir turėjo pastatę netgi 2 bažnyčias ir 3 Rjukano stotis geležinkelio. Labai daug fainos medžiagos buvo muziejui Varmokė. Kaip žmonės keliaudavo, važiuodavo, traukiniai, susisiekimas buvo geras iki kelto, iki ežero. Ir paskui važiuodavo su keltu į kitą pusę. Ir viskas čia buvo išvystyta puikiai šitam industrinė mieste. Apsistojom aikšteliai su Amerikos vėliavos. Ir čia yra ant namo parašyta Lurheim Grandhus. Tokia visai smagi. Jokių užrašų nėra, kad negalima miegoti. Paminklai 2 ir namelis su kažkokiu mechanizmu viduj. Reiks Ginto paklausti, ką ten tas mechanizmas reiškia. Kaip tu manai, kas čia yra? Nu, pažiūrėk iš anos pusės. Va čia geriau matosi. O čia paminklas yra Thompsonui. Snowshoe Thompson. Skihelten fra Sierra Nevada, USA. Vienam seriale 1923 apie šitą, kaip jinai, Amerikos vieną valstiją, Montaną. Serialas yra. Ir ten buvo kalbama, kad vienas norvegas išmokys juos slidinėti ir jie ten įkurs slidinėjimo kurortą. Ir dabar, kaip yra įdomu suvesti galus, tai pasirodo šitas Thompsonas, tai buvo išeivis arba emigravęs į Jungtinės Amerikos valstijas ir jisai išmokė Ameriką slidinėti. Ir dar po šiai dienai yra visi varžybos jo vardu rengiamos. O jisai buvo paštininkas, kuris neždavo per kalnus geras ir blogas žinias. Neneždavo, bet slidėmis neždavo žinias. Ir jis vadinamas vis dėlto ir Amerikoje didvyriu. Nes jis vienintelis galėdavo pereiti kalnus, o ten pūgos būdavo žiaurios ir sniego būdavo daug, jis miegodavo išsikasęs sniege urvus ir tai pereidavo netgi 150 km per Sierra Nevados kalnus. Už tai čia yra dabar ir parašyta Sierra Nevada, o mirė jisai Genojoj.
Genoa. Geras. Nu fainai, taip kaip susiveda galai. O jisai gimęs kažkur Riukano apylinkėse. Kažkur krioklys triukšmauja. Štai todėl čia yra Amerikos vėliava kabo. Kažkada tam pačiam Riukane nusipirkom žaidimą, bet neturėjom progos išbandyti. Tai kol Gintas verda troškinį, aš bandau susigaudyti taisyklėse. Pagaut sistemą. Žodžiu, turėjai nuo hitos iki hitos aplankyti lankytinas vietas. Dar yra kažkokios kortelės, kur jeigu išsitrauki, tai gauni energijos. Nu, žodžiu. Paskui čia taškai skaičiuojasi. Žodžiu, nežinau, ar mes įveiksim šitą žaidimą. Gal mums reikėjo geriau nusipirkti tą žaidimą su gegužės 1, būtume apie profsąjungas ką nors sužinoję. Gaila, rytoj skudurynas nedirba. Nu, kas troškinyje? Oi, viską nukliūdė. Labas rytas. Prieš pusrytį reikia truputėlį pavaikščiot, pabėgiot. Kur mano vyras eina senuoju keliu tolyn. Tu mane palikai! Va tokia ėjimo tvarka turi būti. Aš pirma, visi kiti iš paskos. 1, 2, 3. 1, 2. Va toks tiltas su skylėm. Jisai ten iš labai aukštai ateina. Ten viršų irgi kelias yra, bet uždarytas dabar šiandien. Vietinė trolė. O tai va būna keliai uždaryti Norvegijoje per kalnus. Oi, šunys puola. Ta pati, kuri bėga krosiukas. Pajudėkim. Čia ėjo Riukano geležinkelis ir vagonais gabeno į šitos laivus sunkų į vandenį ir vokiečiai norėjo visą to sunkaus vandens įrangą išsigabenti į Vokietiją, bet čia įvyko sabotažas ir vienas laivas buvo nuskandintas su visa technika ir bla bla bla. Daug galima pasakot, bet norvegai turi sukūrę mini serialą, kuris vadinasi Kampen mot Tungtvana. Toks mini serialas neilgas. Norvegai turi daug sukūrę filmų apie savo istoriją. Tiem, kurie nuskendo sabotažo metu Norvegai. 44 metų vasario 20 dieną. Šitie kartų šitam Riukane buvę ir niekad nebuvom čia užvažiavę. Tas pats Riukan Banenas, kur ateidavo sunkusis vanduo per ežerą persikėlęs. Fainai. Žvejai. Ledo visai šalia. Tas galas pagal vandens lygį būdavo kilnojamas. Laivas stovi aukščiau, pakeldavo bėgius aukščiau visą platformą, kad traukinys išvažiuotų. O tu manai, kad čia ta... Kai vanduo nusėsdavo, nuleisdavo, žinau. O ten matai toliau yra švyturiukas.
kuris kiaurai matydavosi. Iš Riukano. Nu, gal iš Riukano. Gal ir kitą posakį. Labai matėm, kaip atrodo. Jo. Nu, gera vieta. Nu, vis dėlto... Jo. Tai jau kaip sujungimai bėgiai, kaip susijungia va. Ant lankstimo. Ant paprastai viskas, o bėgius matai kaip sujungia. Nu, žmonės buvo apgalvoję viską. Visas industrinis kompleksas. Gražus namukas visas iš rąstų. Gal kokia stotis buvo čia irgi? Nieks nežino, kol neprieis arčiau. Bet durys traukinių atidarytos, gali įlipti. Nu, gaila, kad išlaužyta, bet... Nošk hidro amoniakas. Kaip išsivyniosi iš šitos situacijos ir iš šito klausimo? Kas čia gali būti? Nežinau. Gal hidrometeorologinis kažkoks? Hidrometeorologinis? A bent žinai, ką tai reiškia. Hidrometeorologinis renginys. O kas tai yra? Neįsivaizduoju. Nu, pakeliui dar galima apžiūrėti Hedalstavširkę. Viena seniausių Norvegijoje. Kažkaip netyčia mūsų kelionė pakrypo į industriją. Keista. Važinėjim ratais išsiaiškinti, kas ten ta medinė tokia konstrukcija. Žodžiu, eina 4 kilometrus ilgumo šita konstrukcija ir yra Šiaurės Europoje ilgiausia. Tömmerstoken, tai čia plukdydavo medžius šito. Rastus plukdydavo. 4 kilometrų reikia. Bet čia nežinau. Tai patys rastai čia vėl eina, matai? Telemark meno muziejus ir UNESCO muziejus. O, siaubai. Tokie kovos matai, kur tam įkala manų ir paskui. Gerai, kai tu viskam turi paaiškinimą. Pažiūrime šitą. Popieriaus fabrikas. Atrodo beveik kaip pilis. Irgi kažkoks vamzdis ir elektrinė, turbūt elektrą gamino. Čia toks pats stilius, tai vadinasi, čia susiję šitie du pastatai. Gamyklos visos tokios meno
senus laikus. Nu šitas, pavyzdžiui, kone dvaras. Mėlyna. Taigi, iš gražios gamtos ir kalnų apsupties netikėtai tik bam ir įkritom į pramonės smagratį. Bet buvo visai įdomu. Gal net ir sugrįšim, patyrinėt atidžiau. Ką dar galima nuveikti aplink Rjukaną? Galima užlipti Gausta Topen arba užvažiuoti Gausta Banen traukiniu. Gali vaikščioti, važinėti dviračiais, kur tik akis mato po kalnus. Vermok muziejus, sabotažininkų takas per kalnus. Vasarą gali važiuoti traukiniu arba plaukioti Tino ežere. Dar suremontuos Crossbaneną, išvis puikia atrakcija. Ir aišku, gali išsimaudyti arba tam pačiam Tino ežere, arba Rjukan Bad. Super, verta aplankyti Rjukaną irgi 100%.